Žinau, tradicija Šrimati Radharani yra pati mistiškiausia asmenybė, pati slaptingiausia asmenybė. Va, ir kad ten pašlovinti, tai čia reikia turėti labai daug realizacijos. Mes pabandysim kažkiek nors truputėlį pašnekėti, kaip priartėti prie šitos asmenybės, ja? Kaip mes prie jos galime priartėti. Tai pradėsiu nuo to, kas iš vis nežino, kas yra Šrimati Radharani. Tai iš Nau tradicijai, Bhakti jogų tradicijai Dievas turi dvi formas, turi vyrišką formą ir turi moterišką formą. Dievas nėra vyras. Šrila Prabhupada kažkada tai paklausė savo mokinių, kas yra Dievas, ir visi sako Krishna. Prabhupada sakė, ne, Krishna nėra Dievas. Ir nieks nesuprato, ką čia dabar sakyti, jis spėliojo. Prabhupada sakė, Radha Krishna yra Dievas, o ne tik Krishna yra Dievas. Todėl reikia suvokti, kad Krishna be Radharanės niekada nebūna be savo moteriško aspekto. Ir kas tai yra Radharani? Tai yra jo energija, jo malonumo energija, jo džiaugsmo energija, jo meilės energija. Ja? Tai yra Šrimati Radharani. Tai yra tai, ką jisai patiria. Džiaugsmas, kurį jis patiria, yra šita Šrimati Radharani. Ta energija, kaip priima tokią formą. Ir įdomu tai, kad džiaugsmas yra neįmanomas be meilės. Šrimati Radharani yra meilės energija. Yra, kad žmogus myli kažką, tai jisai yra koksai laimingas. Jeigu jisai nemyli, jis yra nelaimingas. Kažką žmogus turi mylėti, kad būtų laimingas. Ir džyva, tai yra gyva būtybė, atėjusi šitą visatą, jaučiasi vieniša ir ieško kažkokio tai palidovo ar kitos gyvos būtybės, nes nori patenkinti savo poreikį mylėti, nori patenkinti šitą poreikį. Nes jinai intuityviai jaučia ir žino, kad jeigu nepatenkinsi poreikio mylėti, nebūsi laimingas. Tik tais nesėkmiai gyva būtybė renkasi ne Krishną, bet pasirenka kitą gyvą būtybę. Ir tikisi, kad jinai realizuos tą meilę su kita gyva būtybė, kuri priima ar ten vyro formą, ar moters formą, ar vaiko formą, ar senelio formą, dar kažkokia tai forma. Ir kadangi ta gyva būtybė išaiškėja, kad yra su trūkumais, ta kita gyva būtybė supranta, kad ne ten pataikė. Ne? Ir vėl ieško kitos gyvos būtybės. Ir vėl ne ten pataikė. Ir vėl gyvenimas po gyvenimo gimsta ir ieško, kažko ieško. Kiekvienas žmogus kažko ieško, santykių ieško, jo. Tai ne šiaip santykių, bet meilės santykių ieško. Ir kadangi objektai ne tą pasirenka, jis lieka nusivylęs. Labai mažai matau šeimos žmonių laimingų yra susirūpesčiais. Reiškia, meilės nėra tenais, nes jeigu būtų meilės šeimoje, žmogus būtų laimingas, net jeigu būtų rūpesčiai dideli. Finansinė ir dar kažkokia tai. Reiškia, neapsivaliusios asmenybės, nei vyras, nei moteris. Tas nori būti mylimas, ir tas nori būti mylimas, bet neišeina. Užkliūna egoizmai kažkur, susipyksta, narvuojasi, tas tą narvuoja, tas tą. Tai va, bet jeigu tos džyvos, tos gyvos būtybės ne viena į kitą atsisuktų, bet atsisuktų į Dievą, tai jos tikrai greičiau viena kitą pamiltų, apsivalytų. Tai mes vadinam tą trikampis, ne, trikampis. Čia yra vyras, žmona, čia yra Krishna. Ir jie medituoja vienas kitą va šitaip, o ne šitaip. Per Krishną. Tada su Krishnos sąmonė, su Dievo sąmonė jie mato vienas kitą. O Dievo sąmonė nėra švaresnė. Dėl to tu matai vienas kitą jau švariau. Mažiau pykčio, mažiau pavydo, mažiau pretenzijų. Tu stengia žiūrėti kaip į Dievo kažkokią tai dalelę, kūrinį. Per Dievą. Bet jeigu tu žiūri vienas į kitą, atsisakė, oi, tavo tokia ausis, tavo toks dantis, tu, taip ir gaunasi. Tai vat,
Kodėl šeimos yra, nes jos netėvocentrinės yra. Tada atsisukia vienas į kitą ir aišku, būtų netobuli, kaip jie ten gali pamilti vienas kitą. Nepamils savo užterštas širdis. Jie turi eiti per Dievą. Į kitą žiūrėti per Dievo sąmonę, per Krišną. Tai reiškia, ryte atsikelia, pamedituoja ir tada sako labas rytas. Ir sprendžia reikalus, net virkščiai. Tada jie pameditavę, pabuvę su Dievu, apsivalę, jau jie mato vienas kitą švariau. O jeigu jie su Dievu nepabendravos, tai vienas su kitą jie mato, ką neapsivalę, ištepė vienas. Ja? Sako, pirmą reikia nusipraust, tada prisiliest prie žmogaus. Jeigu tu nenusiprausi, tu iš karto ištepė su savo tą prakaitą. Taip ir čia ryte atsikėlę, turi atlikti dvasinę praktiką, po to jau bendrauti vienas su kitu. Kaip biški tą nešvarą nusivaliusi. Ja? Ir taip metams bėgant, metų metais, valandas, vienas kitą pradeda matyti vis šviesesnėse spalvose. Ir po 20, 20, 30 metų jie turi gerus santykius. Kažkur po 30 metų tikrai gerus santykius turi. Tada jie yra, va. O ne taip, kad įeisime, tada čia turėsim gerus santykius. Tada jie tikrai pajunta tą meilės kažkokių šešėlį. Po tokių praktikų, reiškia. Išmoksta vienas kitą matyti, kaip Dievo dalelė. Reiškia, Dievo dalelės nerėksiu, nešauksiu, netampysiu už ausų, pretenzijų neapgliausiu, nes tai Dievo dalelė. Tada įsisąmona po daug metų. O pradžioj tai yra pamiršimas. Dažnai pamiršta, kad čia Dievo dalelė, po to atsimena, 5 minutėm, po to vėl pamiršta valandai. Arba visi 10 metų pamiršta, po to vėl atsimena. Tai va, bet rytinė praktika, kasdieninė praktika tau primena, kad žmogus, su kuriuo aš gyvenu, yra tos asmenybės, į kurią aš kiekvieną dieną medituoju dalelė ir jai labai brangi asmenybė. Tai reiškia, jeigu aš noriu su Dievu turėti santykį, aš negaliu nuskriausti labai jam brangios asmenybės. Kitaip jis su manim nebendraus. Negausiu aš to santykių su juo. Ir kiekvieną dieną savo primenam. Tas pats su vaikais, su tėvais, su draugais, dar su kažkuo. Ir taip mes per Dievą bendraudami pradedam artėti prie tos meilės energijos, prie Šrimati Radharanės pradedam artėti. Tai va, Šrimati Radharanė įkūnija tą tyrą, reiškia jausmą, tyrą meilę. Ir to jausmą, aišku, visi ir trokšta patirti, nes be to jausmo džyva yra kokia. Džyva reiškia siela. Nelaiminga be to jausmo. Bet nėra to jausmo ir nėra nelaiminga. Ir tai, ką mes iš karto stengiamės įvardinti kaip meilė, yra iš tikrųjų ne meilė. Yra toksai daugiau patogumas, prisirišimas, įpratimas būt prie žmogaus. Vat toks, kadangi naudos gauni psichologinės, gauni finansinės naudos, gauni dar kažkokios tai naudos. Tai va, ta iki to jausmo, tos tyros meilės yra begaliniai daug atstumas labai didelis. Jo, ir staigiai va, mes čia turim šventę ir norim suprasti tą va, tyrą meilę Dievui. Jo. Tai va, pašnekėjom kaip šeimoje prie to einama. Jeigu žmonės nori artimajam pajusti tą meilę, tai jisai patartina nuo ryto tegu prasivalo pirmą fiziškai, nusiprausia. Po to ką padaro, pakvėpuoja biškį, pranajamą, išvalo savo protą. Per kvėpavimą mes išvalom savo psichiką, nuraminam. Po to padaro mankštą, pramankština kūną, po to padaro ką? Sielai. Pamantruoja ir tada bendrauja. Tai reiškia, 3 lygiais jisai pasiruošia ir kūnas lankstus, nieks to neskauda, ir protas aprimęs, ir siela biškį užpildyta, tada jis gali bendrauti su šalia esančiu žmogum. Tada yra mažiau rizikos, kad jie susipyks, įžeis vienas kitą, daugiau šansų, kad susikalbės, susitars, kažkokią tai energiją vienas kitam paskleis. Tai va taip yra šeimoje. Bet dabar meilė yra ne tik, čia mes netgi toli nuėjom apie meilę artimam žmogui, bet pirmą reikia pakalbėti apie meilę savo pačiam.
Tai čia mes kalbėsim apie meilę mums suprantamais terminais. Apie Šimatės Radharanės žaidimus aš nešnekėsiu. Mes turim pirmą priartėti prie tos meilės pasaulietiniam lygyje. Kas tai yra ta meilė? Kaip jinai reiškiasi? Tai dabar paimkim save patį. Šiuolaikinių žmonių liga yra ta, kad jie nebemyli savęs. Nebemyli, nejaučia net savęs. Nepažįsta savęs. Jie nežino, kas jie tokie, netgi materialioj sferai. Duosiu pavyzdį. Ateina žmogus, sako, man problemos su sveikata, bet jis nežino netgi po 20-30 metų inkarnacijos šitame kūne, ką jam valgyti. Jis nežino po 20-30 metų buvimo šitame kūne, ką jam valgyti, ką dėti į tą kūną. Nes pas kiekvieną kūnas yra be galo skirtingas, taip? Nėra identiško kūno. Yra skirtingi. Ir kad kūną gerai veiktų, reikia įdėti būtent tai, kas jam priskirta, o tam modeliui priskirta. Žmogus ant tiek. Čia apie meilę net nekalbama. Čia yra net nepažinimas savo kūno. Ir nekalbant apie meilę tam kūnui. Ne? Tai pirma, jisai susipažinti turi su savo išvis kūnu. Turi susipažinti, kame jisai čia įdėtas dabar. Į apvalkalą įkištas, jis tapatinės su apvalkalu. Turi susipažinti, koks jo kūnas, kokį maistą dėti kūną ryte, kokį maistą dėti per pietus ir kokį maistą dėti vakare. Kur yra kasa, kur yra tulžis, kur yra kepenis. Paklauskit žmogaus, kur yra tulžis ir neparodys. Ir aš čia garantuoju, iš čia daugelis esančių net nežino, kur yra tulžis pas jis. Kur yra kasa, kurioje vietoje, konkrečiai. Tai vat mes kalbėsim šiandien apie tokius labai žemiškus dalykus. Tai visų pirma, tu susipažįsti savo kūnu, tu jį pažįsti. Tu susipažįsti, o po to jį reikia ką padaryti? Pamilt, reiškia rūpintis pradėti. Taip įsivaizduoji, kad tu atsisuki į save, į savo kūną ir tu jį pradedi rūpintis kaip dievybę. Reiškia jį prausti, jį maitinti tinkamai, jį mankštinti tą kūną, kad jisai kaip šventykla Dievo, reiškia tavo, funkcionuotų gerai. Tu atsisuki jį ir žiūri. Bet čia yra kepenis, yra inkstai, yra žarnos, tu jį globoji, tarsi mes turim jo žmonės, kuriuos mes globojam, tai mes ir kūną jų liečia, klausim, kaip jis laikos, kaip ką, bet pirmą reikia į save atsisukti, pažiūrėti savo kūną ir įsivaizduoti, kad tas kūnas yra kaip tavo vaikas, bėgiojantis. Ir tu turi jį išmaikštinti, nupraust, sutvarkyti, išsiaiškinti, kur kas ten yra. Ir pradėti, reiškia, pirmą pažinimo fazę eina, o po to dar jį reikia ir pamilti. O jeigu tu susipažįsti, kad tavo kūnas sergantis yra, kaip pamilti sergantį kūną? Jeigu susipažįsti, kad kūnas silpnas yra, kaip pamilti silpną kūną? Kai jis tau sukelia nepatogumus baisus, kaip tai tokį pamilti? Ai, sako, geriau mantrą kartosiu, daugiau mantras kartosiu. Čia tas kūnas, taip, čia jau laikinas. Geriau daug dirbsiu, oi, daug dirbsiu. Va, tai čia yra egoistai. Taip elgiasi. Jiem iki Radharanės yra 100 metų, jeigu ne milijardai. Jie kartoja mantrą, o jų kūnas byra. Ir jie sako, Radharanė, duok man tarnybos. Žinom, ką reiškia ta Hare Krishna mantra. Išvertus. O Krishna, Radha, leis man tarnauti jums. Jis jau reiškia, Dievui nori tarnauti, bet tai, kad Dievas jam davė, jis numetė į šoną. Sako, man reikia tiesiai tau tarnauti. Kūnas, tai čia, herinė. Man reikia tau tarnauti. Kūnas, tai taip, aplinkiniai žmonės čia yra. Tada Radharanė pasiima rykštę ir jau plaka.
Tas staugia ir savo šaukia, koks Dievas negailestingas, kad davė jam ligų. O jam reikia ligų ne tiek, kad jis gavo, bet dar daugiau reikia. Tiek, kad jis jau gulėtų ir krioktų iš skausmo valandų. Tada jam dašus, kali jūžnikų, dašus tik tada, kad reikia rūpintis kūnu. Mylėti reikia. Kitaip nedašus. Jis klauso 10 metų, kad mankštą reikia, bet jis nedaro. O čia yra kali jų, kad tom pasireiškia. Žmonės girdi, bet jie nedaro. Nes jie girdi. Jie apsvaigi yra nuo to bėgimo, nuo savo troškimo. Jiems 100 metų pasauliečiai daktarai šneka. Darykit mankštą. Jie nieks nedaro. O čia yra beprotystė, aukščiausia. Bet televizorius jis žiūri. Arba plepa 2 valandas, tada darys. Bet mankštą 5 minutės nepadarys. Tai su tokio jau intelekto žemų lygio žmogų ką daro visą tą? Klupdo ant kelių ir duoda. Plakt pradeda. Kraujas bėga, jis ten cypia, rėkia. Motinos tėvai ten išprotėję laksto po ligoninės, mano sūnui čia blogai, mano čia dar kažkam blogai, čia šuntuoti reikia kokias dar ten. Supranti. Kraujagyslės užsikimšo, ten dar kažkokia tai. Jam ėjo 100 metų, jau ženklai, mankštin kūną, ne jis nemankština, jam reikia dirbti, bet visą laiką dirba. Visą laiką pilną argumentų turi, kad jis negali mankštinti, 5 minutės yra labai daug, sako, žinok, baig, tu 10 minučių, baig, sako, čia nesimažia. Tai jį tada plaka, nes jisai reiškia gavo visatos dalis yra, ir jisai dabar pradeda visą visatą skriausti. Kaip jisai skriaučia? Žmogus, kuris kūną neprižiūri, ką padaro, sukelia neramumus aplinkai. Ir reiškia jau ne tik, kad jisai pats kenčia, bet jisai dar ką pradeda kankinti aplinkinius. 3 dalykas, jis pareigų nebesugeba atlikti. 4 dalykas, jis tampa nervuotas. Reiškia, jisai dar ir kitiem nugazuoja savo tą nepasitenkinimą, kuris kyla iš silpnos sveikatos. Tai kaip toksai gali priartėti prie Šrimatės ir Radharanės? Jeigu jisai net šituo, kame yra įdėtas, negali rūpintis. Kaip pas jį gali skonis man atsirasti? Negali atsirasti. Nes jisai jam davė patį paprasčiausią dalyką. Kūnas nėra išrankus. Sveikam kūnui visi produktai praktiškai tinka. Po to jau kai kepenys nusilpsta, kasa nusilpsta, tada prasideda žaidimas. To galima, to negalima. Bet šiaip normaliam kūnui tiesiog tinka praktiškai viskas. Aš jau nekalbant apie tas, tamagūninius šitos produktus, kaip mėsa ar dar kažką. Tai tau davė patį pirmą elementą, kame tu esi šitą. Tai šitą pradedi išmokti pažinti ir mylėti. Mylėti tai ką reiškia? Pirma meilės fazė kokia yra? Pagarba. Gerbi savo kūną. Tu gal jo nemyli to kūno, kad spontaniškai jo rūpintumėsi, bet tu gerbi. Ir pagarba pasireiškia tuom, kad tu jo rūpinėsi. Po to atsiranda po pagarbos dėkingumas, nes kūnas sveikas duoda ką? Energijos jis tau leidžia pasiekti tikslus. Tu tampi dėkingas kūnai, tai jau arčiau meilės. Po to tu susižavi savo kūnu. Tu tiesiog junti tą emociją šitam, kaip sako, maišui, bet jis nėra maišas. Ten yra pilna gyvų būtybių. Ten yra pilna gyvų būtybių. Trilijonai ląstelių. Kiekvienoje ląstelėje yra po vieną sielą. Taip kad mūsų kūne gyvena trilijonai sielų. Ir tik vienai sielai, tai yra mums, suteikta galimybė tą kūną laikyti savu. Būt kaip to kūno kūrėjais, prižiūrėtojais. Vienai. Nors aplinkui yra trilijonai. Taip, kiekvienoje sieloje yra ląstelė. Kaip visatai yra milijardai, trilijardai gyvų būtybių, bet tik vienai sielai visatai yra suteikta teisė prižiūrėti visą visatą. Tai yra kas? Brahma. Taip, yra Brahma. Tai yra gyva būtybė viena, kuriai buvo suteikta šitą galimybę prižiūrėti. Taip ir kūnas yra viena siela, kuriai duota šitą dalyką. Tai ką aš noriu pasakyti, kad pirma, ne veltui, kai vaikas gimsta, jį reikia mokinti, supažindinti su jo kūnu,
Ir įkvėpti, mokinti jį, prižiūrėti, kad atsirastų pagarba kūnui, po to ir dėkingumas kūnui. Taip jisai pradės eiti link radharanės. Tai bus pirmas žingsnis. Dabar antras žingsnis reiškia. Antras žingsnis, tai reikia susipažinti su savo asmenybė. Taip, tai yra dar sunkiau. Jau ne su grubiu kūnu, bet su kokiu? Su subtiliu kūnu. O čia yra dar sudėtingiau. Nes grubų kūną yra lengviau pažinti, lengviau išanalizuoti, negu kad subtilų kūną. Subtilus kūnas yra sudėtingesnis. Grubus kūnas yra duodamas tik šiam gyvenimui. Subtilus kūnas, jisai yra nuo pat mūsų egzistavimo pradžios visatoje. Ten yra viskas, ką mes patyrę šitoj visatoje, būdami per milijardus gyvenimų. Tai yra viskas subtiliam kūne. Grubus kūnas bus paliktas šio gyvenimo pabaigoje. Subtilus kūnas mus atneš į kitą gyvenimą. Subtilus kūnas. Dabar subtilų kūną pažinti yra žymiai sudėtingiau. Subtilų kūną pažinti. Kas yra subtilus? Dabar ką pažinti? Kokia dalis reiškia? Vėl viena problema. Žmonės ateina ir sako, nežinau, kokia mano profesija. Nežinau, koks mano pašaukimas šitame gyvenime. Reiškia, jisai nesusipažinęs su savim per tiek metų, neiškapstė viduje, ką jisai nori užsiimti gyvenime. Vėlgi, turime minti, kad pirmą jis turi pažinti, po to tik pamilti save. Nepažinęs nepamilsi savęs, negali aklai mylėti. Ir yra didžiausias sunkumas atrasti savo pašaukimą profesinį šiame gyvenime. Taip? Tada jisai ką? Turi susipažinti su savo subtiliu kūnu, su savo norais, su savo svajonėm vidinėm. Atrasti, atkapstyti, kurios gal buvo palaidotos vaikystėje arba paauglystėje, dėka tėvų, draugų, sociumo spaudimo, galbūt jis galėjo palaidoti visą tai. Jis gal norėjo kažką pasiekti, bet jis tai paslėpė. Ir dabar nebežino, ką jam daryti. Kur stot, kur mokytis, arba kokį darbą eiti dirbti. Nežino. Tai jis turi pirmą atrasti savyje. Tai. O yra, kurie atranda, bet nemyli savęs. Sako, mano svajonės labai keistokos, tokios neįmanoma, sako, išpildyti. Čia yra be šansų. Sako, čia tik ir liks svajonės. Reiškia, neperėjo į pamilimo fazę. Jisai susipažino, kad jis, pavyzdžiui, nori būti koks nors. Nu kas, pavyzdžiui, koks nors labai žymi asmenybė. Jis nori, pavyzdžiui, būti labai žymus. Bet pasisako, pas mane nėra duomenų, tam dalykui. Aš neturiu tokio balso, aš neturiu tokio sugebėjimo. Ne, kaip artistas, kaip menininkas, kažkas nori būti labai geras mokslininkas, bet suvokia, kad turi tokį norą, bet neįmanoma čia stoti šitą specialybę per brangų, arba neįmanoma įstoti per didelį konkursai, arba aš už ją nieko neužsidirbsiu, baigęs tą specialybę. Ir prasideda. Reiškia, jisai tik spėjo surasti, spėjo atpažinti, susipažinti su savim ir jis iškart save nužudė. Ir jis po to ateina per to Hare Krishna, meilės, jam duokit meilės. Jis ką tik save nužudė, kaip asmenybė. Ir pasakė, aš šiandien nedeisiu šito keliu. Ir jis ateina, jis nori pasiekti Šrimati Radharani. Nu tai kaip jis gali pasiekti? Dirbdamas darbą ir kentėdamas kasdieną. Ir laukdamas, kol jis baigsis tas darbas. Ir taip dieną dienon. Tai apie kokią meilę gali eiti kalba aplinkiniam, kai jis dirba ir niurzgia viduje. Nes į pirmą susikaupia labai daug didelis rutulys galvoj. Nepasitenkinimą, kurį jisai pasitaikius progai išpila ant kažko tai. Ir po to Hare Krishna, Krishna, Krishna. Atkokia veidmainystė praktiškai. Tai vat yra susipažink ir pamilk save, koks tu esi, net jeigu tu nori būti kosmonautu. Tu turi labai gerai įsisąmoninti savo norą. Pasistatyti tikslą ir siekti būti kosmonautu.
Jeigu tu nori būti koks mikrochirurgas, tu turi suvokti, kad tada tu turi būti net ir po 30 metų. Tu būsi, jeigu tau po 5 metų netapsi, po 10 metų, po 20 tapsi, po 30 tapsi. Bet tu būsi pastoviai savo kelyje. Tu gali laikinai dirbti tai, ko tu nemyli, nes priverčia gyvenimas kartais dirbti tai, ko tu nemėgsti. Bet vis tiek tu turi turėti šalia savo tikslą, pereiti į savo sferą, anksčiau ir vėliau. Pereiti ir nebevaidmainiauti, būti sąžiningu, duoti sociumui tai, kam tave atsiunčia čia į žemę, o ne tai, ką tu galvoji, kad o čia prie esamos situacijos man lengviau elgtis taip. Nes čia reikės aš persikvalifikuoti, sako čia. Geriau jau dirbo, tai dirbo, ir tai eina, tai darysiu, sako. Tai jis nemyli, jis žudo save, ne? Tada jis ilgai miega, jis daug valgo, jo protas neramus, jo nugara linksta, jo organai silpsta. Vat Fožymis vardino, kai žmogus dirba ne tai, ką myli. Jis nemoka šilumos duoti, nes jos akivaizdžiai nesusikaupia viduje, nes šiluma kaupiasi nuo mylimo darbo, viduje šiluma kaupiasi, tokia psichinė energija kaupiasi. Taip toliau, taip toliau. Tai va čia reiškia pamilk savo pašaukimą, savo svajonės pamilk. Bet vėlgi, kad tu jas pamiltum, ką tu turi padaryti? Susipažinti, tai jas iškapstyti kažkokiu būdu. Nes tu jas galbūt buvai palaidojęs. O jeigu jau palaidai, tai yra labai sunku po to iškapstyti. Baimės trūksta. Tu bijai net galvoti. Žmogus sakai, atsipalaiduok ir pasakyk, kam tu norėtum būti. Kuom? Tai matau, negali atsipalaiduoti, mąsto logiškai. Tas, sveria, ar tai naudinga. Negali išleisti iš pasąmonės, o pasąmonė žino, koks yra pašaukimas. Ir jinai užblokavus pasąmonę žmogus. Ir jis negali, bet tai tik tais tuo metu, kai jis atsipalaiduoja iš pasąmonės, ir išlenda tą jo svajonę, kurią jisai turi. Viską, ką reikia padaryti, tik atsipalaiduoti, pabūti savimi, nors minutę. Ir per tą minutę iškart atsakymas ateina iš pasąmonės. Iškart ateina. Bet jis negali, jis pastoviai mąsto, nes jam prikišo normų kažkokio, jeigu tą darysi, bus tas, jeigu tą padarys aplinkinių nuomonės, tėvų, draugų, sukasi, viskas ten, finansais, bijo dėl praradimų, viskas trukdo, jis negali atsipalaiduoti. Kaip ir su kūnu, jis negali atsipalaiduoti ir pajausti, kur jam skauda, koks organas. Nežinau, kažkas blogai, negerai, at viską mąsto, tokio nemyli, nepažino ir nepriėmė savęs, koks yra. Tai mes pakalbėjom apie kūną, apie profesiją, taip? Va čia yra labai du dalykai svarbus, kurio žmogus turėtų susipažinti labai giliai su savo specifika, priimti, koks jis yra, be jokių savęs graužimų, niekinimų, barimų, be jokių baimių, priimti toks, koks jis yra ir tada eiti tą savo keliu, skaityti su savo kūnu. Pavyzdžiui, tu susipažįsti su savo kūnu ir supranti, kad jis labai silpnas, jam reikia miegoti daugiau negu kitiem. Ir tu turi tai daryti. Iš pagarbos jam, nes jam tiek reikia. O kitas, pavyzdžiui, 6 valandas miega, jis laiks sveikas. Kitas virusų niekad neserga. Tu sergi, tu susipažįsti, kad tavo kūnas silpnas. Tada jį priimi, koks jis yra, nekritikuoji, nebadai, kad aš koks šitoks, nepasisekė. Ir pradėti dirbti, tobulinti. To kūnas tobulinas. Lygiai taip pat su profesija. Tu tapai smuikininkas ir jis, bet jis 10 kartų greičiau tobulėja negu tu. Tu turi susipažinti, kad tu 10 kartų mažiau esi talentingas. Ir priimti save toks, koks esi. Kad tu esi 10 kartų mažiau pažengęs negu tas. Ir dirbti su savimi. Tas pats su dvasinė praktika. Kaip pamilti save dvasiniai praktikai? Vat klausimas, ne? Tu susipažįsti, kad tu dvasiniai praktikoje esi tinginys paprasčiausias. Tau labai sunku mantrą kartuoti, tau sunku šventraščius skaityti. Tau tie vaišnavai netraukia, tas giedojimas šiaip ne taip kažkaip. Tu matai, kad tu tarmozinėsi toj dvasiniai praktikoje. Tik labai lėtai, o kitas jau lekia, ne, kaip su kosminiu greičiu. Kartoja mantras, viskas jam gerai, Indijas važiuoja, viskas vyksta pas jį. Taip, viskas vyksta. Ir ką tu darai? Tu žiūri į kitus, žiūri į save. Ir tau labai sunku save priimti, nes tu esi kitoks negu kiti.
tau prasčiau gaunas. Bet tu turi priimti, tu turi pamilti save. Tu dabar susipažinai, kad tau prasčiau gaunas. Dabar reikia pamilti save tokį prasčiau. Ja? Ir tau reikia, čia darbas. Tai ką žmogus vietoj pamilimo jis pradeda demonstruoti, kad jis netoks jau prastas. Specialybė jis demonstruoja, ant sveikatas demonstruoja, dvasiniai praktikai demonstruoja. Nepriima, reiškia, koks yra. Tai jis pradeda vaidinti kažką, rolę įjungia. O aš ten tiek rato kartuoju, aš čia toks ir toks. Aš čia tą ir tą pasiekiau, nors viduje viskas ant rieba ir netikra. Bet jam reikia palaikyti tonusą, reputaciją, nes kaip tu dabar čia parodysi, kad esi žemiau. Taigi, vakarų civilizacija mokina, kad niekados tu negali parodyti, kad esi žemiau. Visą laiką turi sukurti konkurenciją, ne? Visą laiką turi kovoti. Va, ir jisai dvasiniai praktikai pradeda nesąžiningai elgtis, nepriema savęs, koks jis yra. Šeimoje, yra didžiausias menas priimti, koks esi. Nes mes visi bandom kažkaip derinti su kažkokį įspūdį sukurt, kad aš čia geras vyras, aš čia gera moteris, o čia mano tokios savybės, bet laikui bėgant viskas pasimato. Taip. Ir belieka vienas dalykas, tik save priimti, koks esi, ir kitą priimti, koks esi. Jeigu moteris pretenzijas pastoviai šneka, tai pjauna vyrą. Jeigu vyras, ten moteris kalbės. Ir aš galiu pasakyti, kad praktiškai dažniausiai moteris nepripažįsta, kad jas pretenzijas šneka, bet iš tikrųjų šneka labai daug. Labai daug. Ir taip žiauriai šneka, kad tiesiog nesuprantant, kiek jos užpjauna vyrą su savo to irzlumu. Lygiai taip pat vyras, būdamas nejautrus moteriai, o jautrus savo, irgi nesupranta, jeigu jo paklausys, visąlaik pasakys, kad jis ten rūpinasi, yra labai jautrus visiems, bet realiai yra labai nejautrus. Bet kiekviena lytis, aš kaip pavyzdį, tai žaidžia savo žaidimus. Taip. Ir neįsisąmonina, kad iš tikrųjų jie nėra tokie, kokie iš tikrųjų yra. Jie tik žaidžia rolės, jie negali savęs priimti to. Pripažinti, kad aš nejautrus, aš nemoku jautrumo parodyti. Arba pripažinti, kad aš negaliu be pretenzijų, net vienos dienos išbūti. Bet tobulėjimas prasidės nuo to, kad tu turi save priimti, va tokią. Vaikščiantis pūlinys. Sakyti, aš vaikščiantis pūlinys, tai nėra gerai, reikia pradėti su dirbti. Tada tu pradėsi tobulėti. O jeigu tu vaidinsi rolės, tu netobulėsi, pas degradacija atsiras. Ką reiškia, kai vaidini rolės? Reiškia, pastoviai rolių reikės daugiau ir giliau. Nes tu negali išbūti tam lygiai, tau reikės vis daugiau maskuoti. Kuo tu daugiau vaidini, tuo daugiau lenda iš tavęs tikrojo tavęs. Tuo daugiau reikia maskuoti, tuo daugiau pudrų reikia mylėti. Supranti? Tai vat roliai būti yra labai rizikinga, nes reikės giliau eiti rolę. O kai tu labai giliai nueisi rolę, yra pavojus šizofrenija susirgti. Taip. Kada jau labai giliai rolėje esi, tai gali jau ir susirgti. Jau vienai psichinė liga. Aš sakau, turiu pažįstamų, kuriem labai sunku patikėti, kad jie ne Jėzus Kristus. Turiu vieną pažįstamą. Jam buvo labai sunku patikėti, kad jis ne Jėzus Kristus. Tiesiog kovoti su protu reikia. Jam kažkas siunčia mintis, kad jis yra Jėzus Kristus. Jisai akivaizdžiai suvokia, kad taip nėra, bet jam sako vidus, kad tu esi tasai išrinktasis, kuris vėl nužengė į žemę. Tai reiškia, kad tokį lygį pasiekti, kiek ilgai reikia būti rolėje. Ir ne bet kokioje rolėje. Minimum, kad aš esu ho-ho-ho. Ir tas ho-ho-ho po 10-20 metų į labai ho-ho-ho iki Jėzaus Kristus. Bet prasidėjo nuo to, kad jis biškį palaikė save geresniu, negu jis yra. Po metų jisai ne biškį, bet jau gerokai palaikė save. Po 2 metų stipriai palaikė save geresniu, negu yra. Ir taip augo, kol daugo iki Olimpo jau viršūnės. Jis jau tyras vaišnavas, žmonija gelbėt atėjo. Jeigu dar perauga, kad jis iš vis yra avatara Dievo. Jis jau yra pats Dievas, konkrečiai atėjęs. Jau be lygių. Jau šis be konkurentų. Jau yra pats. Ir yra tokių vat. Ir dažnai tokie žmonės yra ir psichiškai nesveiki. Jie tiesiog yra įtikėję į save tiek, kad aplinkiniai, kurie šalia jų randasi, irgi įtiki. Jie perduoda tą tikėjimą į save kitiem.
Tai tada tikrai galvoju, nu gal tikrai žmogus. Žinai, kaip čia žmogus atvažiuoja su kokiu pardavėjai būna, pardavėjai senus pomidorus. Jie įsitikinę, kad tai yra super skanus pomidorai. Tu žiūrėdamas į tą seną pomidorą, tu irgi įtiki, kad ten yra geras pomidoras ir tu perki. Pažiūrėkit turgui, kaip tau šneka, tau bet ką. Stiklinę seną parduos, nu ką tu nori, jis viską papasakos, taip jis įėjęs į tą savo meditaciją. Taip ir žmogus gali tiek eiti meditaciją, kai jisai puikus vyras, kad visiems atrodys aplinkui jis puikus vyras, tik namiškiai papasakos, kas ten vyksta namuose. Spranti, kurie nesugebėjo patikėti. Jisai tiek yra politika, negai būna, akivaizdžiai meluoja, bet tie siekis, bet jie įėjo į rolę ir visi tiki, daugumas. Neįmanoma, kaip suvok, kaip galima prieš 10 000 žmonių stovėti ir šnekėti gryną melą į akis. Neįmanoma patikėti. Tu galvoji, jeigu žmogus sako, ir dar taip tvirtai, taip, tikrai jisai sako tiesą. Aš mačiau filmą apie gestų kalbą, reiškia. Ten yra kūno reakcijos, kurios natūraliai įvyksta, kada žmogus melą sako. Ir rodo, reiškia, visom Jungtinių Amerikos valstijoms, 300 milijonų. Ir aišku, visam pasaulyje vienas politikas šneka. Ir akivaizdžiai gestai rodo, kai jis melą šneka. Gestai rodo, nes tu negali sustabdyti, bet pats žinai tą kalbą. Dažniausiai tai, kai žmogus pasako ir staigiai atsitraukia, rodo, kad jisai melą pasakė. O pasako kažką ir staigiai jau atsitraukia. Tai taip kūnas veikia, nes tu melą pasakai, tu nori, nueiti. Ką kaip pasakyti? Taip ir taip. Ten yra visokių momentų, ne tik tai, ten ir rankos juda atitinkamai, ir veidas. Bet šneka, milijonam žmonių, galima sakyti milijardam žmonių. Ir šneka melą. Ir jis taip tiki, kad visi patikės, visi patikė. Patikėjimo gale. Tai su tom rolėm yra labai pavojinga, mes galim tiek giliai nueiti tą rolę, kad kai mums kažkas pasako kritiką, mes įsižiebėm kaip gyvatės. Ką tu čia dabar, pasako kritiką žmogui, ne? O jis ten įsijautęs, kad jis labai geras vyras, ten tėvas ar mama, arba darbuotojas, arba praktikas, bhakti jogas. Jiems taigi įmė savo karalius be drabužių. Vienas iš 3 savo paėmė pasakė, tai Marija, kaip įsižeidimai, sakyt, dieną naktį nebepamiršta tų žodžių. Taip. Tai kad mes artėtume prie meilės, aš ką noriu pasakyti, kad pirma yra savęs pažinimo etapas ir po to yra savęs priėmimo, toks, koks tu esi, kai tu pažinai save. Su defektais, su ligom, su charakteriu ir visokiom savybėm, o tada reikia save priimti tokį. Kai tu matai, kad aplinkiniai yra geresni, galbūt kai kurie. Ir tada, kai tu priėmi save tokias, trečias etapas, tu pradedi save tobulinti. Reiškia jau mylėti save pradėti, reiškia rūpinti savim, rūpinti savo subtilių kūnų, rūpinti savo grubių kūnų, rūpinti savo sielą, nes tu pažinai, kad jinai yra užteršta. Ir taip tu artėjai prie Šimatą Radharanės. Ir po daug metų praktikos tokio rūpinimosi savo kūnu, savo subtilių kūnų ir savo sielą, tu gali tikėtis, kad tu pažinsi šešėlį Šimatės Radharanės. Ir kai tu pažinsi tą šešėlį, tada tu gali jau pasakyti, dasigaudyti apie ne šešėlį, apie tikrąją Šimatą Radharanę, apie tikrąją tą dvasinę meilę. Dėl to jogas, kuris tikrai turi meilę, jisai, kaip Šrila Prabhupada labai gerai rodė savo pavyzdžių. Šrila Prabhupada, ką rodė? Jisai rūpinosi kūno kiekvieną dieną. Tai yra masažai būdavo pas Prabhupadą kiekvieną dieną. Įsivaizduok, tu turi pasaulinę organizaciją su 100 šventyklų per visus kontinentus. Ir tu kiekvieną dieną sau leidai valandą, kiek jis vaikščiodavo. Išeidavo pasivaikščioti kiekvieną dieną nuo pusę valandos iki valandos ir dar darydavosi masažą. Nors reikalų buvo beprotiškai daug, bet jis sau leido tai padaryti. Kai žmogus ateina ir sako, aš laiko neturiu, tai juokas į mane. Bet matai, pavyzdžius, kur tikrai žmonės neturėjo laiko. Tikrai neturėjo laiko. Galima taip sakyti. Senam amžiui skleidė misiją ir žinojo, kad bet kada išeis
Ką reiškia turėti 100 šventyklų, 100 institucijų valdyti? Čia vieną parduotuvę turi kokią įstaigėlę ir jau galvos skausmas. 100 ir ne vienam šaly, bet reiškia visuose kontinentuose. Ir dar tuo pat metu keliauti aplink pasaulį, rašyti knygas, konsultuoti, išventinti mokinius ir miegoti po 2 valandas. Po 2 valandas, ne po 3, po 2. Jis rasdavo savo laiko. Ir pavalgydavo ramiai, nekalbėdavo telefonu, valgydavo. Nors reikalų knibždėjo. Laiškai, nebuvo interneto, viskas reikėjo lėčiau, viskas buvo ne. Tai vat, jisai rodė pavyzdį, kad kūnų reikia rūpintis, jo? Po to jis labai akcentuodavo tai, kad daiktais reikia rūpintis, mylėti daiktus. Nes kiekvienas daiktas yra Krišnos energija. Diktafonas, mikrofonas, stalas, kilimas, kėdė, puodelis. Reiškia mylėti daiktą. Ką reiškia? Jeigu tu supranti, kad tai yra Krišnos energija, tai tu skaitaisi su Krišnos energija. Būna žmonės pinigų turi daugiau, tai mėto daiktus, keičia pastoviai, mėto maistą iš šiukšliadėžės. Kas tik biškį, nepatiko, meta lauk. Iškia vandenį netaupo, elektros netaupo. Drabužius pastoviai keičia, vat šovė į galvą vieną nuotaiką, vieną užsidėjo ir šovė kitą nuotaiką. Ta meta, vėl kitą, aišku, šiais laikais jau mažiau tai daroma, ja? Visi turi taupyti. Bet anksčiau, kai jau geriau gyveno, tai žmonės ypatingai užsienį sau leidžia ir yra nustatyta, kad labai daug maisto yra išmetama. Ypatingai Jungtinėse valstijose, užsienyje, išmeta žmonės, konteineris. Duonos nesuvalgo, pusę lieka, meta, ten dar kažką, biškį pasena, meta. Tai reiškia, mylintis ką? Mylintis jogas, ja? Mylintis žmogus. Jisai įsimylės ir daiktus. Ir Prabhupada labai pykdavo, kažkas, pavyzdžiui, telefoną nepataisė. Jisai pyko ir barė mokinius. Kodėl telefonas šventyklai nepataisytas? Arba kažkas tai ne per takelį ėjo, bet per žolę minčiai. Tai pakėlė šumą Prabhupada. Savo, kas čia per nesąmonę? Tai jis tai per takelį, o ne per žolę. Ir tuo pat metu jisai jau kalbėdavo, kad mes sielos iš dvasinio pasaulio ir čia pat opt puodelis, opt žolė. Iškia visur ta meilė sklinda, jo? Visas pusės. Labai pagarbiai su mokiniais elgdavosi, nors tai mokiniai buvo žymiai žemesnio lygio. Bet jis demonstravo, kad ta meilė tai nėra šiaip vat Dievas. Meilė, va, tu pasižiūri žmogų, kaip jisai sėdi ir matai, kiek jis save myli. Kiek jis savo kūną myli. Jeigu jisai sau leidžia sėdėti susikuprojęs, reiškia, jisai savo kūną dar nepamylo. Jeigu jisai sau leidžia bet kokiu darbu užsiimti, kad pinigai kristų, reiškia, jisai dar savęs nemyli. Jeigu jisai leidžia šeimoje ten savo daryti įžeidžiančius veiksmus, nepadarus, jis nemyli. Matai, tą lygį meilės. Ir čia nereikia klausti, kiek tu mantras kartoji. Čia ne... Tai vienas tik rodiklis yra. Nes gali tą mantrą kartoti tikrai iš potraukio Dievui, gali šiaip imituoti, gali per valią kartoti. Tiesiog iš valios. Vat reikia 20 ratų, įvarysi 20. Bet tai nereiškia, kad tu myli Dievą. Myli tai reiškia, va, visi šitas komplektas, ta puokštė. Ir yra tavo ta sąmoningumo meilės apraiška. Ir yra. Iš to vat gali atpažinti bhakti jogą. Kaip jisai kasdienybėje elgiasi, darbe, šeimoje, su sveikata. O tada ten matas tą meilę. Tai tiesiog pas mus meilė reiškiasi daugiau per pagarbą. Bhakti jogas pradeda gerbti savo kūną, savo subtilų kūną, savo antrą pusę, vaikus, savo darbą, save patį. Tai per pagarbą. Jeigu jau pagarba pas žmogų yra, reiškia, jisai jau yra meilės kelyje. Šrimatis Radharanės viena iš savybių yra, kad jinai yra visą laiką pagarbi. Viena iš savybių 25, kad jinai visą laiką pagarbi yra. Ir kita savybė labai įdomi, kad jinai visą laiką atlieka labai gerai pareigas. Įdomas savybės, ja? Iškia pagarba ir pareiga. Tai jeigu mes norim ją pasiekti,
Tai be šitų dalykų mes jau prie jos nepriartėsim. Kitaip sakant, prie meilės energijos tu be pagarbos ir pareigos nepriartėsi. Prie meilės energijos. Ir mantra tavo neneš skonio. Tu kartosi mantrą, tau bus, matai. Ir mes čia tik keletą aspektų apžiūrėjom, kaip reiškiasi ta pagarba, pareiga, pareigos šeimoje, pareigos prieš savo kūną, pareigos profesijoje, pareigos dvasiniam gyvenime. Tai jinai yra visą laiką pagarbi ir pareiginga. Tai mes galim šiandieną jos melstis šitų savybių, kad duotų, nes pareigų mes labai dar daug nedarom, jų yra labai daug, daugiau negu mes galvojam. Tam reikia turėti daug švaros, kad pareigas atlikti. Kad ir, pavyzdžiui, įžeidus kitą atsiprašyti yra pareiga, bet kad ją padaryti, reikia su ego padirbėti, kad sugebėti atsiprašyti. Arba padėkoti yra pareiga, jeigu nesinori dėkoti, reikia irgi su savim padirbėti taip, kad galėtum padėkoti. Į kompromisus eiti yra pareiga, nebūti tokiam kategoriškam, bet irgi reikia padirbėti su savim. Kartuot mantrą yra pareiga, reikia irgi padirbėti. Visur reikia padirbėti. Ir šią progą mes galime melstis malonės, Šimatės Radharanės, kad jinai duotų šitos savybės, nors truputėlį pareigos ir pagarbos. Taip mes pradėsim savo kelionę į tą meilę. Ten spygauti, kad čia myliu, tai geriau nešvaistykim laiko, nes jau tokių šūkaliotojų yra labai daug ir visi jie nuvylė. Dėl to jau ta žodžio meilė jau toksai daugiau blevizgininkų toksai terminas, ne? Tokių popso dainininkų, poetų terminas, bet realiai meilė yra be galo aukšta sąmonės būsena, kuri pasireiškia labai paprastose dalykuose. Ypatingai paprastose, kai sako, jeigu meilę turi, tai jos ir nepaslėps žmogus. Visur jinai ir puošia jį. Ir jo kalbėsenoje, ir jo elgsenoje su daiktais, su savo kūnu, profesijų, visur jinai skleidžiasi. Dvasinėse bendruomenėse dažnai meilė suprantama neteisingai. Jinai suprantama, kad jeigu myli, tai čia šoka, lūžta čia prie altoriaus, dušta, kaip sako, krenta, ašaras bėga, ten dar kažką. Ne, čia yra taip gali būti toks požymis, bet gali būti tiesiog vaidyba arba įsijautimas, sentimentai. Dvasinėse bendruomenėse yra polinkis žmonių pabėgti nuo materialių pareigų, pabėgti ir prisidengiant dvasinę praktiką pasakyti, kad čia ne mano, čia man nereikia, čia nėra jokios prasmės tai daryti, taip toliau. Būtent pastebėta dvasinėse bendruomenėse tai vyksta. Nes dvasinėse bendruomenėse nebrandus praktikuotojai užakcentuoja tik vieną meilės apraišką. Tai yra meilė Dievui. Tiesioginė, kiek tu kartoji mantras, kiek tu skaitai šventraščių, kiek tu ten tarnauji. Tik vienas aspektas užakcentuotas. Bet mes šiandien šnekėjome apie daug aspektų. Ir jeigu tu tik vieną tą aspektą matai, tai yra didelė galimybė, kad žmogus yra fanatikas. Jisai palikęs apleistą šeimą, atėjo ten į garbinimo namus ir pusę dienos mirksta. Ir visiems atrodo, kad jis labai myli Dievą. O iš tikrųjų jis pabėgo. Nuo namų darbų. Čia kaip pavyzdį. Tai žiūrėkit visą laiką pilną komplektą. Ar žmogus meluoja, ar jisai laikosi žodžio, ar jisai punktualus, kaip jo daiktai atrodo, ir tai kaip jis prižiūri mašiną, viskas iš to gali spręsti. Kiek jis tos meilės turi. Aš, pavyzdžiui, tai su mašina problemą. Nes visur nespėjama, to pritrūksta energijos, pareigom atlikti, nors tu žinai, kad turi išsirpti ir nuplauti, ir tą nuplauti ir išsirpti. Visur, visą tik atsikeli rytai, pilna pareigų tau iki vakaro. Iš karto duodama. Ne? Tai tobulėti yra buvo. Dėl to nereikia galvoti, kad jeigu mes čia daug trinsimės su karoliais, aišku, kartu daug mantros yra labai gerai. Skaityti šventraščius yra labai gerai, bet labai pasverkim, kad nenugriebtum nuo kitų pareigų laiko. Labai pasverkim. Kol esi šeimoje, tu negali atsižadėti, negali ten užsimedituoti po mečių. Ne. Reikia tada viską žiūrėti, kad ir tam laiko būtų, ir tam laiko paskirstyti. O egoizmas nori ten, kur maloniau, ne. O
pareigos, tokias, ten su vaikais šnekėti, ten vėl plėpės kažką nesąmonės. Geriau eisiu paskaitysiu Šrimad Bhagavatam. Bet yra pareiga, turi eiti, jas kalbinti vakare, kaip sekasi, kad klausyti tas visas pasakas. Istorijas, tas kasdieną, ten vyram atsibos, ten, kai sakyti, neįdomu, pareiga. Norėjai tenkintis, prisišaukė į žemę, dabar reikia užmokėti už tai. Tas moteris irgi susilaukia tų vaikų, skundžiasi, kaip sunku vaikų, bet po to žiūri jau antras susilaukia. Naktim nemiega, bet vis tiek nori tų vaikų, reiškia. Tai jeigu susilaukia, tai nesiskūsk jau po to, tada jau ir, sako, mokėk tą pinigiuką už tą džiaugsmelį, ne? Tai mes norim prasisukti, norim tenkintis, bet užmokėti taip jau ne. Kitam čia tu nebūni, paimk, čia. Pažiūrėk, čia aš einu, man čia reikia išeiti kažkur ten čia. Tai tas problemos yra. Ir kad pareigas atlikti, ne taip paprasta yra. Šimati reikia tada meilės turėti, tikrai jau švaros turėti. Šrimati Radharani atėjo į žemę vėliau negu Krišna, jinai yra jaunesnė už Krišną. Ir Šrimati Radharani ateina pastoviai į žemę, kada Krišna laiks nuo laiko ateina į žemę. Ja? Ir Šrimati Radharani visą laiką ateina į žemę. Ir yra įvairių istorijų, kaip jinai ateina. Viena iš istorijų yra tokia, kad buvo Vrindavane, atgyveno tokia asmenybė, reiškia Vrišabhanu. Jis buvo toksai vietinio tokio regiono karalius, toksai žemdirbių bendruomenės toks vadovas, turėjo savo pilį, rūmus, ir jo žmona buvo Kirtida. Ir jisai vieną kartą įbrido į Jamunos upę ir meditavo Jamunos upę įbridęs į Krišną. Ir, prašoma, kad iš toli pamatė labai gražų lotosą, auksiniais žiedais. Ir tų lotosą, dažniausiai lotose būna kažkoks limituotas kiekis. Ten atplaukė be galo didelis lotosas su 1000 žiedų. Ir ten gulėjo maža mergaitė. Atplaukė ant to lotoso. Taip atėjo į žemę Šrimati Radharani. Tai viena iš istorijų. Po to, kada jinai buvo maža, jinai neatmerkė akių. Ir tik tada, kai atnešė Krišną, jo tėvai, Krišna užlipo pas ją į lovą, lovytę ir prilietė prie akių su rankom, nes vaikus, kai suleidė arti, jie dažniausiai liečia veidą, nes tikrai liečiasi, nori pažinti tai. Tai neatsimerkė. Atsimerkė tik tada, kai Krišna palietė. Tai taip jinai atėjo ir jos kūno spalva, kai buvo apsireiškus, buvo auksų švitėja. Aplamai skaitosi Šrimatis Radharanis, jeigu Krišna yra tamsiai melsvos spalvos, bet ta tamsiai melsvos spalva yra kitokia, negu mes ją žinom, materialiam pasaulyje. Tai Šrimati Radharani yra spindinčiai auksinės spalvos, labai stipriai švyti. Būtent aukso, lydyto aukso spalvos. Tai taip pat Šrimati Radharani, jinai kai buvo žemėje, vaidino tokią, ne tai, kad vaidino, bet visą laiką į Krišną medituodavo ir jogai, visi didžiausi bhakti jogai, būtent medituoja Šrimati Radharani, nes pats vardas Radharani reiškia tą, kuris sugeba labiausiai patenkinti aukščiausią Dievo asmenį. Tai reiškia tą, kuri turi daugiausia meilės, nes Krišna patenkina tik meilės kiekis. Ne tavo ne tai, kad tu ekspertas dainavime, grojime, ten valgio gaminime ar dar kažkur tai, bet jį patenkina, kiek tu atsidavimo sudedi į savo veiksmą. Tai gėlę aukoji, vienas gėlę aukoja ir kitas gėlę aukoja, pavyzdžiui, altoriui. Bet jeigu tu sugebi dėti labai daug meilės į tą gėlės aukojimą, tai Krišna laikys tavo auką aukštesnę. Šrimati Radharani laikoma asmenybė, kuri sugeba labiausiai iš visų patenkinti aukščiausią Dievo asmenį. Dėl to visi jogai medituoja ją ir prašo šitos meilės, nors lašelio, bhakti yra meilė, ta meilė, kur šnekė. Prašo bhakti, lašelio, kad ir jie gautų to potraukio Dievui ir gyvom būtybėm, jo dalelėm, nes tai labai sunku gauti tą potraukį.
Va tiek būtų apie Šrimatį Radharanį. Ir Šrimatį Radharanį reiškia, kas įdomu dar dalykas, kad jeigu mes tarnaujam kitom gyvom būtybėm, pavyzdžiui, ir vaišnavam tarnaujam, jinai padeda tarnauti. Padeda pamokslauti. Nes pas ją dar viena yra savybė. Karūnika purna, reiškia, pilna malonės, pilna gailesčio. Tai šios ateina gailestingumo energija. Pavyzdžiui, Jėzus Kristus be jokios abejonės gavo iš Matės Radharanės va šito gailesčio energiją, nes jis su tokiu gailestingumu atėjo. Jis padeda, reiškia, pamokslauti. Ir kai mes pamokslavom kitom gyvom būtybėm, Šrimatė Radharanė yra labai patenkinta. Kada mes duodam Krišną, susipažindinam su Krišna, kitas gyvas būtybės, mes gaunam, bet po tokios dienos pamokslavimo, kitą dieną kartuoji mantrą ir jūs tą mantrą ryšasi, patraukli tampa, skani. Reiškia, tu gavai lašelį iš jos palaiminimo. Dėl to sako, jeigu tu nori turėti potraukį Krišnai, turėtum pamokslauti, kitus supažindinti su Krišna, tada Radharani duoda tą potraukį Krišnai. Laimina už tą tarnybą. Jo labiau dar tokiais laikais, kaip tamagūnai, bet kažkas, jeigu bando prie Krišnos vesti kitus žmonės, tai jinai duoda, laimina, duoda tą bhakti gabaliuką. Ir kada jinai mato, kad bhakti jogas yra labai rimtas, jinai vis laimina ir laimina, duoda ir tai bhakti jogas auga, pasimeilės daugėja. Nes mūsų jogos tikslas nėra pasveikti fiziškai. Mūsų bhakti jogos tikslas nėra pinigų išprašyti iš Dievo, šlovės gauti ar ką. Bhakti jogos tikslas tai yra meilė, tai labai sunkus, produktą gauti, labai sunku tokį. Nes daugelis paplitusių tradicijų vakaruose orientuojasi, kad pagerinsi kūnas, fizinį, pagerinsi savo psichiką, gausi mistinių galių, ar dar kažko ten pasveiksi, ar ten šlovės gauti. O čia viskas, kas sakoma, tai yra meilės padaugės, kadangi visiems tą meilę nusibodas galvoja, kas čia ten, sentimentalizmas. Bet iš tikrųjų, kad meilės gautum daugiau, reikia paplušėti. Ir būtent ją duos Šrimatė Radharanė. Ir netgi sakoma, kad dvasiniam pasauly būtent Šrimatė Radharanė rekomenduoja Krišną į šitą gyvą būtybę. Kai gyva būtybė nori grįžti atgal dvasinį pasaulį, Šrimatė Radharanė ją rekomenduoja Krišnai. Prašo, kad Krišna priimti dvasinį pasaulį atgal. Tai tiek būtų apie Šrimatė Radharanę, gal bus kokių klausimų arba papildymų. Pavydas, čia kokia energija iš dvasinio pasaulio kylanti, ar kaip čia atsispindė, čia Šrimatė Radharanė priešinga pusė kažkokia yra? Va čia yra dar jo geras momentas, kad reiškia materialus džiaugsmas, kurį mes patiriam šitam pasauliu materialus. Skaitas, Šrimatė Radharanė išsiskleidžia daug asmenybių. Dvasiniam pasauliu Šrimatė Radharanė, Lakšmi deivės, kurios irgi išeina iš Radharanės, duoda dvasinės džiaugsmus, dvasinės emocijas. Tame tarpe ir dvasinį pavydą. Nuo dvasinio pavydo kyla ekstazė. Mes galime atskirti dvasinį pavydą ir materialų pavydą. Kai dvasinis pavydas yra, aš neįsivaizduoju, kas tai yra iš tikrųjų, bet rašo, kad dvasinis pavydas yra gili ekstazė. Materialus pavydas, kai užeina, tai jau labai yra blogai. Spaudžia, gniaužia, norisi kritikuoti, apkalbinėti, taip toliau. Tai materialiam pasauliu visus materialius skonius duoda Durga. Tai čia yra Durgos energija. O Durga yra tolima Radharanės ekspansija. Taip sakant, Radharanė materialiam pasauliu yra apsireiškia kaip Durga. Ir jinai duoda visus skonius materialius. Netgi tas skonis, kai valgom ledus, yra Durgos energija, tas malonumas. Pavydas, pyktis, geismas, visi seksualiniai džiaugsmai yra Durgos energijos. Reiškia gyvos būtybės, kurios nori žaisti materialiam pasaulyje su materialiom energijom, jom duodamas. Gyvos būtybės, kurios dvasiniam pasaulyje nori džiaugtis dvasiniam energijom, jom duodamas
dvasinės energijos. Nes, pavyzdžiui, dvasinis pyktis ir materialus pyktis labai skiriasi. Arba dvasinis džiaugsmas ir materialus džiaugsmas labai skiriasi. Tai materialiam pasauliu Durga duoda, o dvasiniam pasauliu Radha duoda. Bet Durga yra tolima Radharanės ekspansija. Nes gyva būtybė vis tiek nori džiaugtis, tai kažkokį tai šešėlį džiaugsmo sukuria mums. Šešėlį. Mes tam šešėliui tenkinamės, nu. Bet žmonės, kada daug metų gyvena, daug gyvenimo, jie pradeda galvoti, nu kažkas čia ne taip. Kažko man trūksta. Ir to ragavau, to, ir vis tiek neužpildau sielas, ne? Trūksta kažko. Dėl to mes čia ir atėjame visi, nu. O trūksta kažko. Visko paragavę. Ir to, ir malonumų visokių. Bet kažko trūksta, reiškia dvasinių džiaugsmų, ne? O siela iš prigimties tai ne šešėlių nori džiaugtis, o grina energija, meilės nori džiaugtis. Tai va tada, bet kai ateina mums kas trukdo, nes mes pripratę prie tų šešėlinių džiaugsmų. Pavyzdžiui, džiaugsmas iš pykčio. Kodėl mes pykstamės? Džiaugsmą tai duoda. Džiaugsmas iš geismo tenkinimo. Džiaugsmas iš netgi baimės. Siaubekų žiūri žmonės. Oi, kaip čia. Čia net iš ten senėsi džiaugsmas. Džiaugsmas iš įtampos. Oi, reik skubėti. Jis blogai jaučiasi, jeigu jis neskuba žmogus, ne? Ypatingai Vilniuje. Reik skubėti. Džiaugsmas iš įtampos eina. Jam ramybėj pasatys, sakys kažkas ne taip. Tai mišką atveši, paliksi 2 parom. Nugaiš, jam reikia. Sentis pripratęs prie tos energijos. Ant tiek iškrypimas, šitas pats, kas, kad žmogų mes pamatytume, žmogus išmatas valgyti. Tu sakytum, ką tu čia darai, valgyk sūrį. Ne, sako, reikia šitų. Tai čia tas pats, valgo įtampą. Ir džiaugiasi, kaip gerai. Po to kažkas reklamuoja per televizorių, va tos visus pažastim jo. Kažkas po to atneša svaigalus ir reklamuoja, nes jam reikia. Tai po to yra dar džiaugsmas iš užmiršimo, iš neaktyvumo. Kada nieko neveikia ir viską pamiršęs. Irgi yra tamagūno džiaugsmas, irgi tai yra atspalvis tam tikro džiaugsmas. Džiaugsmas yra, kada vakaras sutemsta, saulė leidžiasi ir pro tokius betoninius konstrukcijas išlenda saulės spinduliai ir tas vaizdas tokį sukuria tokį irgi atspalvį, suprantat? Yra milijardai tokių visokių. Nuo tokių tamsių iki labai šviesių, tokių kaip pavyzdžiui miške prošvaistė kokia eina saulės, ne, ten kokie pamiškėjai ir tai ten eina. Irgi yra materialu, tai irgi gauda tave ant kabliukų. Tai irgi yra dar šešėlis, bet jau toks yra satvalgūnas jisai. Kitas iš miegojimo džiaugsmo, kitas iš valgymo džiaugsmo, valgo. Ir jie žaidžia gyvą būtybę tų šešėlinių džiaugsmų pasaulį. Ir jos duoda visus tos džiaugsmus, Durga duoda, Šivo žmona duoda. O Radharanė, reiškia, duoda tų atspalvių dvasiniam pasaulyje yra dar daugiau negu pas mus. Daug kartų daugiau. Ir visus juos irgi duoda Radharanė. Bet jau tie atspalviai nuduoda ekstazės sielai. Ir tas saulės leidimasis ir kilimas, ir metų laikai, dvasiniam pasaulyje yra metų laikai. Jie duoda gilią ekstazę, nes ten yra tikrai, jeigu ruduo, tai tikrai ruduo. A pas mus koks ruduo? Pliurpė kažkaip, lietus, serga, grybai visokie ten siaubas. A ten jeigu ruduo, tai yra ruduo. Nu, ką čia paaiškinsi, čia reikia pabūt, pamatyti, ne, kad šnekėti. Bet ir mums ir tie šešėliai užkabina. Nepastebėjot? Važiuoja prie jūros ir ten prisiriša prie tos leidžiančios saulės. Nuvažiuoja ten į kokias Alpes, ir alpsta visi. O kas darosi rojuose, tai čia dar yra tokia, žinai, kaimo tualeto tipo džiaugsmai. Palyginus. Ne, tikrai taip yra. Tai yra jau tokie, visiškai tarakono lygio tokie. Po to yra tie jau jie stiprėja, tie džiaugsmai, ir vis tiek yra dar šešėliniai. Visada, kiek Durga yra paruošus kokią paletę, kaip būna tų dažų paletės, ne? 1000 atspalvių. Yra RAL spalvynas, yra NTFS kažkoks, ar NTSS kažkoks, kur ten yra 1000 atspalvių. Taip pat rojas yra 1000 atspalvių. Tu neišsibrausi iš rojų. Ten yra tiek daug apsvaigsta gyva būtybė nuo tų džiaugsmų. Nieko nebenori, tik tenkintis nori. Ir taip užlaiko Durga materialiam pasauliu. Jos yra funkcija neleisti gyvai būtybei grįžti pas Dievą. Kaip tik vesti? Ne, jinai neleidžia, jinai gunda.
Tai tik Tai tai Maja sako, gundo. Tai Durga. netikrina. tai Durga ir yra Maja, tai Radharani ateina ir sako, jinai nori jau į dvasinį pasaulį, tai Durga atsitraukia. Ai, tai Durga ir Maja tas pats yra. Taip. Aš galvoju, kad kaip tik Durga iš neišmanimo veda. Jin tau duoda tos tokius išbandymus, ten dar kažką tave muša per tą sveikatą, va, kaip ir panašiai, va, nesirūpini. Čia tiem, kurie eina dvasiniu keliu. Ai, Jinai muša, bet ir duoda suvokimą. taip, jin duoda ir... Pastebėjai, tie, kur neina dvasiniu keliu, juos muša. Ir jie toliau degraduoja, jie nesuvokia, kad juos moko. Jie tada gert pradeda, tada pykt pradeda, kažką dar daro. Jie netobulėja. Tai va, tai kaip veda žmogų dvasiniam keliu, čia jis skiriasi. Bet ta paletė yra nežmoniškai didelė, vat ką, man tenka suvokti. Kad jeigu tu galvoji, kad tu visko atsiragavęs, tau tikrai pateiks, ko tu dar niekad neragavęs. Jau vien paimkim skonio receptorių, jo? Paimkit pasaulinę virtuvę. Ten yra 1100 patiekalų. Čia yra tik Žemės planetoj. Tai yra 7-8, jo? Po to dar yra ištisos 6 planetarinės sistemos, kur skonio juslė bus tenkinama begaliniu spektru ir kiekvienoje aukštesnėje sistemoje spektras plėsis. Ir džiaugsmas nuo to maisto plėsis. Po to yra klausa, po to yra rega, jo? Formos. Pavyzdžiui, vyro, moters formos, jos tobulėja einant į visatą į aukštesnius sluoksnius. Ir kuo jos gražesnės, tuo tau sunkiau atitraukti akis. Ir visi yra atspindžiai, tolimi atspindžiai dvasinių formų, dvasinių skonių, dvasinių garsų. Kaip rašo rojų tos miškelius. Kodėl labai daug aprašo rojuose kosmologiją apie miškelius? Nes ten visom juslėm yra. Ten yra labai gražios formos gėlių, gyvūnų, gyventojų formos. Tai yra labai gražios spalvos, deriniai be galo gražus, garsai ypatingi. Tokie garsai, kad psichika veikia, tiesiog svaigina. Pas mus tai čia garsai, nesvaigina, o būdina ryte atsikelti iš lovos, nes neįmanoma miegoti, koks nors ten darbininkas, arba jeigu ten kokia ten paukštelis pačilba, tai dar gerai. O ten vien, va, rašo, įeini į mišką ir viskas, ir paskęsti. Kvapai, vaisiai krenta, sultis bėga, reiškia. Vat yra kūrybinė energija labai stipriai išreikšta. Ir kuo aukščiau, tuo, be atsidavimo tave supakuoja grinai, kaip į tą čemadaną ir išsineša. Dėl to sakoma, grįžt pas Dievą ir reikia, ojojoj, viską paaukoti reikės. Viską, net ir tos džiaugsmus. O su jais supažindins. Bet dabar jie neprieina, nes tu dar žemėje neatsivalgiai. Tai jie dar nepasirodo. Kai žemėje nusivilsi, tau pradės per vizijas duoti viską patirti, kas ten viršui. Iš 8 planetarinės sistemos ten atsivalgys, iš 9, iš 10, iš 11. Viską duos, va čia sėdint, viską patirti. Būnat, nereikės ten eiti. Ir viską reikės, va. Ne. Bet tu tą nepasakysi kada turėsi. Alternatyva, ja? Tai sako, šventas vardas mantra yra tiek skani, kad tu net tos rojinius paleidi džiaugsmus. Krišna tiek yra madhuram, jau saldus. Tiek užpildo sielą, Krišnos forma, garsai, kvapai. Ir visi tie rojaus džiaugsmai pabiškiai sunkiai, bet irgi nueina iš to. Tai mes čia galvojame, atėjau žemė, tai pirmą žemėje atsižadėk. O šitų formų, garsų, kvapų, pakilk virš maisto, pakilk virš geismo, virš sekso, virš moters pakilk, virš vyro. Tai tau tuo iš karto nuleis iš 8 sluoksnio. Jau tobulesnių, bet taip tobulesnių, kad tu Jėzau Marija, super. Ir tu gimsi jau 8 aukšte. Po to 8 aukšte atsižadėsi 8, nuleis 9 aukšte gimsi. Taip eisi. O ką daryti su tokiu momentu, vat, kai tau pasiekia ir tu jauti, kad vat, yra anarcha ir tau tarsi ją rauna, bet vat, ar pavydas, ar kas trukdo ją paleisti. Nu ir tu tampaisi, kaip nežinau. Pavydas kam? Tai jo, ta prasme, kad tu pavydi Krišną ir tu būtinai turi tarsi patenkintą, toj srity kažkur prisirišimą. Ir tu negali, ir tarsi priešais, ar ne, lyg tai intelektas sako, tu privalai, kitaip nieko nebus, ar ne, bet tu gali. O tu turit pavargti plėšimėsi. Nukraujuoji, ten išsitampai, ir ką, jinai dingsta nuo to tada. Ne, tada atsiranda ryžtas jau paleisti.
Nes tau priveda prie situacijos, kai tu tampaisi ir tu matai, kad tu netobulėjai. Ir kurį laiką dar tinka tas dalykas. Nu, biški Krišnai, biški pasitenkins, nuodėmių padarysiu, biški vėl su Krišna, biški parūkysiu, biški mantrą, biški parūkysiu mantrą, nu daleiskim, pavyzdžiui, rūkimą, ne, traukia lauk. Tai jis jau jaučia, kad reikėtų mesti rūkimą, bet jisai, reikia dar. Ir jisai mato, kad tarmozinas, nu, vienoj vietoj. Tai jisai gali metus, 2 būt. Ir jam ateina laikas, kai jis pamato, kad jis nebetobulėja. Jisai turi labai ryžtingą žingsnį daryti. Nes jam atsibosta tą būseną, jis mato, kad tas inkaras išmestas, tą nartką, jam neleidžia plaukti. Bet jaučia vidui, kad galėtų ištraukti jį. Bet tiesiog tingi. Tai tada jam leidžia pasikankinti, gali 5 metus kankintis. Bet vis tiek jam ateis, tada jis arba grįž prie tos įdos ir sukurs teoriją, kad pateisins tą įdą, arba jisai tada raus ir eis toliau. Vieni būna grįžta ir sako, čia jūs prisigalvojat, vis dėlto galima parūkyti ir mėsos biškį, vis tiek galima. Čia nereikia fanatikuoti, jie grįžo į savo įdą, nes jie nesugebėjo iššauti. O kitas ėmė iššovė ir sako, ačiū Dievui, išsilaisvino. Bet visi jie tarmozinasi, daugiau ar mažiau, 1 savaitę, kitas pusę mėnesio, kitas 3 mėnesius, kitas 2 metus tarmozinasi. Nu, pirmėgi mašiną, purvinė. Vat kol jau važiuoja, atrodo išvažiuos ir pato, atgal įdą ateik čia. Važiuoja. Tai tik tas, kuris jau iki galo gazuoja ir sako, stumiam, nu dar biškį, ir išvažiuoja. O tas ir išlipa. Taip, pirmin atgal. Ir pastebėkit pas visus, kiek įdas rovė, nebuvo toks periodas, kad pirmin atgal. Ar tai būtų mėsa, ar rūkimas būtų, ar apkalbas būtų. Bet koks įprotis, va toksai, nuodėmingas. Judinas, ir po to tau atsibosta ir sakai, viso, hvatit, ne, užtenka, reikia įkertyti. Per tokią šventę labai palanku paprašyti. Jeigu kokia jau ant ribos yra įda, kad duotų tokį jėgos imti, visą gerą. Atsibodo. Būna kaip prieš skyrybas. Tampasi. Jau vėm pradeda. Tada jau kažkuris vienas ima ir sako, viskas, užtenka čia daryti. Taigi pavyzdį duodu žmonių santykių. Tas tampimas periodas. Ar ten pavydas trukda, ar ten, dar kažkokius, bet tu išsinemt, išsivalyti ir sakau, tai gali būti 5 metai. Ne? Kai kurios įdos būna tokios galingos, kad ten metais eina tampimasis. Pavyzdžiui, gali jau metus to nedaryti, po vis tiek grįžti. Tai pavydas konkrečiu atveju čia ir yra ta energija, įda, anarcha, ar ne? Ne, tai jo, tai yra pavydo Krišnai apraiška. Tai turi būti būtinai kažkas, va ten, rūkimas, ten persimėgojimas, persvargymas. Tai čia yra tik atspalviai. O realiai tai mes kodėl rūkom? Mes, Krišnai pavydim. Mes norim tenkintis, o ne Krišna tenkintis. Aš Dievas. Bet arba tas pavydas, jisai išsirauna kažkaip čia iš. Man atrodo, jeigu jisai išsirautų, tai tu čia nebebūtume šitam pasauliu. Tai va, taip ir ravim savo daržus. Ta prasme, jį gabaliukais skarpose. Čia yra apraiškos pavydai įvairius. Rūkimas, mėgavimasis priešinga lytyje, mėgavimas šlovė. Ką reiškia va šlovė? Ne Dievui atiduodi, savo pavydi. Reiškia pavydas Dievui. Taip žmogus niekad nepripažins, kad jis pavydi Dievui. Bet užtenka jam gauti šlovę, jis išžiūrė. Ką jis ten atsistojęs? Oho! Dievas, supranti? Tai rodo, jis pavydi, bet jis neįsisąmonina, kad jis pavydi. Jis po to grįžta, dievulėlė, ačiū, bet aš gavau, taigi aš čia padariau savo. Ką čia? Aš padariau. Kame reikalas? Būna ir šeimose pasako, jūs čia nieko nedarot. Viską aš čia padariau. Ką jūs čia norit? Visi savo, Dievo liga. Čia yra pavydo apraiškos. Šlovės pasisavinimas. Pinigų pasisavinimas. Savo pinigus. Save tenkint per pinigus. Ne Dievą tenkint, bet save tenkint per pinigus. Tai yra pavydo. Kitaip sakant, tu imi iš Dievo energijas ir naudoji savo, o ne Dievui grąžini. Šlovės energija, vyro energija, moters energija, pinigų energija. Ir savo. O reikia Dievui grąžinti, o tu nepripažįsti, kad ten jo. Jeigu ir pripažįsti, sakai, tai jis nemato, paimsiu savo. Bet vis tiek pavydas yra. Nėra meilės, nėra tas. Jeigu meilė yra, tai tik su malonumu, imk tau. Tai ten gali šlovinti 1000 žmonių, tu vidui tiesiog atiduodi ją tą šlovinti. Paimi, vis tik perlinti. Bet jeigu yra pavyda, tai jau savo miški. Procentaliai.
Bet metams bėgant tą džyvą taip ir gydosi. Jinai praktikuojasi atiduoti tai, ką gauna iš Dievo, Dievui atiduoti. Su to maistu, pažiūrėkit, kiek mes metų metais mes perkam tą maistą ir įpratę jau aukoti Krišnai, ne? Vis tiek didėjant altoriaus, vis tiek Hare Krišna, vis tiek aukoji. Tai vat pavydą kažkaip bandai transformuoti, nors norisi pačiam kartais suvalgyti. Ypatingai, jeigu išalkęs esi, jeigu troškulys labai stiprus, norisi nusipirkti gerti, reikia aukoti kažką. Vat ir dirbi su tuo, visuose aspektuose, santykiuose, mitybų, visuose dirbi, ir po biškį tas rakštis įminėja iš kūno. Bet tai yra ilgas procesas, bet jis yra patikimas, jeigu jau rauna, tai rauna. Jeigu kažkai jau žingsnis eina, tai eina jau, netoks paviršių, bet giliai ima. Dėl to gali atrodyti, kad tas procesas praktiškai kaip ir neveikia, kaip aš netobulėjau, bet iš tikrųjų labai giliai ima. Jau po to, kai rauna, tai rauna jau su visom šaknimi, nepalieka šaknies, jau iki galo išrauna. Tai va, už tai bhakti jogai daug metų ne visi išlieka. Nes pradeda valymas vykti ir kitiem per daug pasidaro ir sako, žinot, man šiam gyvenime užteks. Dabar aš jau einu pailsėti. Tai toks atsitraukimas po to, po kurio laiko vėl grįžta. Jo, biškai pailsėti noriu, nes tiesiog kaip iš taupyklės krato ir kol tai 5 litai neiškrenta, krato toliau. Ir tu ten krataisi 5 metus, kada 5 litai iškristų, žinai. Krišna reikia jam viską pavogti, iš tavęs visas įdas pavogti. Juk tas vardas Hari, ką reiškia? Vagis. Transcendentinis vagis, tas, kuris iš tavęs pavogs visas įdas. Iškis tave kratys tol, kol viskas iš tavęs reikės. Ir yra nuovargis, tiesiog kada čia baigsis, sako žmonės. Nėra galo. Bet tada pailsėti. Išjungia mėnesį, nieko nevyksta, atrodo viskas gerai. Žuk, kaip užsuka vėl atrodo kažkokia nesąmonės. Tada vėl duoda pailsėti. Nes mato, kad net laikysi. To kratimo. Kratimo viskas. Bet jis daro tai su meilė, numato, kad reikia išvalyti tą gyvą būtybę. Nori būti laiminga, reikia išvalyti. Kaip ta meilė prasiskleis, jeigu ten yra krūvas tokių visokių pavydo apraiškų. Bet tai kodėl kažkaip švelniai negali? Neskaudėti. Aš skaudau, kad švelniai vis dėlto daro, nes iš tikrųjų tai pakankamai švelniai daro. Jeigu kaip grubiau darytų, tai čia tikrai cyptų. Pakankamai švelniai. Pažiūrėk, kokią stambę įdą išima gana švelniai. Matai, mes nematom tos įdos dydžio. Mes nematytume, kokį kelmą rauna, kaip galima kelmą švelniai išrauti. Galima jį kažkaip tai išraut, švelniai, žinai. Bet tas švelnu nebus lygu, žinai. Čia ne taip, kad va šitaip kelmą išraut. Duoda daug aukštesnį skonį ir tu paleisi, nieko ten nebesikankinsi su ta įda. Ne, tai duoda, bet mes neprašom to skonį. Vat sako, duok man meilės, ne? Meilė ateina, jau nori nužengti, o po to ima užsirūko. Jis pats užblokuoja, jau norėjo nužengti, paėmė užsirūkė. Jau atėjo, jau už lango, sako, labas, Laurinai, jau ateinu pas Laurinas, eina, opsiaudakai įsijungia. Ir atkarajant pasižiūrima eina. Bet mintis galėtų ateiti į galą, kad susivaldytume. Na, aišku, čia tau žinai. Matot, pastangų reikia, jie nori pastangų, jie galėtų per minutę tyrą padaryti, bet jie nori sąmoningumo, kad pats eitum savo kelionę. Kodėl nori? Kad pats sukauptum patirtį kitiems dalintumės. O taip tai visiems sakysi, ką, žinau, nieko nedariau, paėmė ir davė malonį. Ir visi galvos, tiksliai, kaip fainai, gyvensim, paukšt per minutę kažkada kažkaip, tai nušvisim, supranti. O kai čia praeini visus lygius, ten kaunė su savo tom ydom, dieną naktį, ten, kaip sakyt, tai gerai, tai blogai, visi tie pakilimai nusirėtų jau tada kitas, kai ateina jau, stovės, tu viską jam iki milimetro paaiškinti gali. O čia va taip pasakytum. Ką žinau, kaip čia reikia. Bet tai kaip paaiškins, tai apsisuks ir nais. Ne, tai jau paaiškini taip, kad jau entuziazmas sukelia, žinai. Nesakai, kad tau bus chana 10 metų tada. Ne, sakai, kad tiesiog yra procesas labai prasme. Kaip sako, bhakti jogui mes ateina, žmonės ateina su motyvu džiaugtis. O iš tikrųjų reikia ateiti su motyvu valytis, gauti tos meilės. Ir kai ateina ne su tais tikslais, tada ir skundžiasi. Bet tikslas tai čia yra visų pirma save. Apvalyti, kad ta meilė iš širdį ateitų, kad tu mylėt galėtum. O tai reiškia, bus kančios, neišvengiamai ir bus džiaugsmo. Va taip va. Žiemos vasaros bus, o ne tik vasaros.
Ir žmogus ateina, jis, kai motyvas ne tas, tikslas ne tas, tada jis ir skundžiasi. Tada tu paklausi, ko tu čia atėjai iš vis. Nu. Tave veda kaip tik prie to, ko tu atėjai, prie pastovaus džiaugsmo veda, bet kad tu jį turėtum tave nuvalo, kad tas džiaugsmas turėtų kur gyventi. Nu. A jis man iš karto. Čia kaip iš šokoladinė. Atsisėdau, užmokėjau, davai, šokoladas skystą. Gersi, nuo ryto iki vakaro. Va tavo ir išlieka, kodėl ir išlieka mažai kas. Jau patys nuoširdžiausi ir išlieka. O tie, kurie turėjo kitų motyvų, nueina. Tai geriau tiesiog šalia laikytis. Nebabėgti, bet tiesiog nors būt šalia. Ir tai jau bus geriau. Žinai. Tiesiog būt va šalia baktų. Užėjo koks periodas ten. Nu gerai, nuplaukit ten. Mažiau lankais, mažiau bendrau. Bet vis tiek siūlo palaikyti. Ten paklausyt kirtaną, pakartot mantras biškį. Prasadžiuką padėti. Nors biškį siūlo, kad jau visai nenuneštų. Ir po to vėl ateina tą, paskui vėl panyri, vėl daugiau. Nes, didelės anarchos ir jos numeta iš šono, tu gražina, ir vėl numeta į gražina. Ir kiekvieną dieną galima melstis Šrimatį Radharani, prašyti va tos malonės. Kiekvieną dieną. Paim paveiksliuką ir sakyti, duok man malonę, padėk man šitą įdą išrauti, padėk man tą įdą trukdo meilėje apsireikšti. Šitą įdą. Pavyzdžiui, nekenčiam kokio artimo žmogaus, ne? Yra neapykanta. Meldiesi, kad tą neapykantą išvalytų tą žmogų. Ir po kažkiek laiko mažėja ta neapykanta. Baimės ypatingai reikia prašyti, kad išvalytų, nes pagrindė stabdo dvasiniam gyvenime žmonės baimės. Baimė daugiau atsiduot, baimė dirbti mylimą darbą, baimė atsiprašyti, baimė padėkoti, visur baimės yra. Baimės labai trūkda dvasiniam gyvenime. Gali prašyti jos, kad baimė padėtų veikti. Mes jau bijom gerai elgtis. Būna mantros, pradėjai kartuoti daugiau. Iškarpotas bijai. Oi reikalai, oi nespėsiu atlikti. Kad tik nutempt nuo mantros. Kad tik. Nors tu žinai, kad galėsi ir padaryti rytoj tas reikalas. Jis įsigąsta, kad reikės dabar valytis, reikės atiduoti įdas, jis pradeda tempt atgal. Bijo. Arba aplinkiniai, jis sugalvojas, taigi tau užgaičius, tai tave tempia jau kitur, ne? Jau žiūrėjau, čia per daug panirai, ne? Pamiršiu juos, reikia atgal. Protas bijo, jis bijo atsiduoti, jis bijo panirti mantrą, meditaciją bijo. Nes reikės paleisti, žino, kad reikės paleisti. Prabhupada sakė, galite atsiduoti per 5 minutės, be problemų. Mes bijom, tai galima paprašyti Radharanės, kad tą baimę išvalytų. Arjuna irgi bijojo kautis, nebijojo atsiduoti Krišnai praktiškai. Krišna sako, viskas bus gerai, kaukis. Ne, bus tas, bus anas, visą Bhagavad Gitą jis šnekėjo. Ir po to atsidavė ir viskas buvo gerai. Taip ir čia žmogus galvoja, ne, čia viskas jau man blogai, jau man čia finansai blogai, pavyzdžiui, arba man sveikatai. Bet jis netiki, jo pasirūpins, jis tiesiog bijo. Jis galvoja, kad jis vienintelis savimi rūpinasi. O kaip įsitikint, kad tavim pasirūpins? Taip ir įsitikina, jisai tarmosinasi, nei ten, nei atsiduoda, nei neatsiduoda. Tokiai tarpiniai pozicijai makaluojasi. Kol atsibosta vieną kartą ir sako, sau darau, kiek čia galima. Viskas vis tiek priverčia kažkaip, apgreidina vis tiek. Ženklai, tai mus visą laiką stumti reikia, nepastebėti. Stumti į priekį. Mes patys labai sunkiai einam stumti. Mums reikia kažkokios priežasties, nelaimė, kad įvyktų. Skausmas aplankyti, tada iškart mantros daugiau kartuojam, iškart daugiau tobulėjam. O kai viskas gerai, jau vėl ilsimės, vėl kažkas, niuksą duoda, vėl. O tokie, kaip sako, lenteliai, ne? Tinginiai, kaip šiuo Bhagavatam sako. Kali jogai žmonės bus tingus dvasiniai praktikai. Galvoju, kaip giliai pasakyta, kaip realizuoju šitą dalyką. Ką reiškia tinginystė, taip pasąmonė giliai, kad tau tik biški viskas gerai ir tu jau vėl tingi kartu. Mantra vėl, vėl jausmė. Vėl plėžiukai, vėl viskas fainai, gerai, vėl duoda, oi, kur čia reikia tobulėti, bet tas pasaulis, reikia pas Dievą grįžti.
Vienotis pasaulis uždėlioja, kaip fainai, kaip... Ir taip pastovai būdinai. Jis su viena energija užlėliuoja, nu, tą nusivėlė, šlovės gauna, nu, nusivėlė šlovę, nu, tai duoda kitą energiją, ten mauda, po to į kitą mauda, į tai mėto į bonės visokės. Galvoju, ką aš čia daro, durnina mane pastovi, tą durnina, tam pauštas nostas. Taip ir renkam realizaciją, po to šnekam per paskaitas, čia tame nebus džiaugsmo, tame nebus džiaugsmo. Dalinasi, įsikvėpiam, taip ir tobulė. Gana ilgas procesas yra iš tikrųjų, ne taip paprasta. Nes yra labai daug skonių, kuriuos reikia paleisti. Vieną paleidai, kitas išėjo, trečias. Visus turėsi išėjų, atiduoti. Dėl to labai svarbu bendrauti pažengusiais bhaktais, kurie daugiau yra paleidę, arba su tyrais bhaktais, kurie iš viso yra, tai tada gaunim tą švarą iš. Tai klausykim daugiau. Tiesiog Prabhupados nuotrauką vien žiūrint jau kiek švaros galima gauti. Nekalbant apie paskaitos klausimas arba tiesiog pabuvimą, pameditavimą Prabhupadą. Man vienas savo neseniai pasakoja, bhaktas parašė laišką Prabhupadai, padėjo po paveiksliukų, jis pildė po savaitės iš karto. Nu, tikėk, kad ne. Laišką parašė, padėjo Prabhupadai, jis pildė. Kad bendravimas vyksta toliau. Nes turim šalia tyrą bhaktą, į Kristų galima medituoti, į Muhamedą, į Budą galima medituoti. Buda buvo tyroj sąmonė irgi. Ir visi jie duos tą. Į šventuosius, atskaityti biografijas, manęs meškai labai įkvėpia biografijas skaityti. Skaitai tiesiog ir tiesiog sueini į sąlytis tą asmenybę, apie kurią skaitai. Gauni tos energijos. Ir dabar neseniai skaičiau apie Bhaktivinodą Thakurą, kaip jisai ten pareigas atlikinėja, būdamas tyras vaišnavas, turėjo atlikinėti teisininko pareigas. Nu, tai jau ten bliambiškai skaitai. Su visokiais bandytais kovot, su viso... Pasigi minkšta širdis turėjo būti, kaip jis ten teisė, man tai irgi mistika kažką. Nu, tai tame reikalas, kad visi teisėjai turi būti minkštos širdies. Minkšta širdis vėlgi mes netaip suprantam, kas ta minkšta širdis. Minkšta širdį mes tapatinam su sentimentalizmu. Tikras teisėjas yra kaip minkštas kaip rožė ir kietas kaip griaustinis, kada reikia minkštas, kada reikia kietas. O jeigu jis tai bus arba minkštas, arba kietas, tai jis negali būti teisėjas. Kaip ir Amaradža sako, turi du pavydalus, vienas yra labai baisus, nuodėmingiesiem, o kitas yra kaip pusdievio gražus, darbingiesiem. Kai ateina nuodėmingasis pas mirties dievą Amaradža, jis priima tą baisią formą ir duoda nuobaudas. Kai ateina atsidavę bhaktai, jis priima gražią formą. Ir duoda aukštai, žinai, tai vat, jis ir toks gali būti.